Matote mano įrankių dėžutės meškerytė čia pastatyta. Ir taip mes esame toj pačioje vietoje, kur ir vakar, su ta pačia maike, net nepersirengęs nieko. Tai reiškia tik todėl, bet tai yra tik todėl, kad aš vakar užsiminiau, sakau, ar norėtume tipsų, pasakyčiau, kaip aš greit nufilmuoju epizodus ir taip toliau. Kadangi vakar atsimenat epizodą, nutraukiau savo gerąją blizgutę, bet aš turėjau masaliukų, va štai gerųjų masaliukų visokių, gal netgi išbandysim šitos, nežinau dabar tiksliai. Iš Kalurs, iš Konstantino, sezono naujovės, turiu sezono, praeito sezono senovių, Kalurs, turiu visus šitos guminukus. Ir ką tik susirašau sistemėlę. Tai yra tandemo vadinama sistemėlė, kur eina apačioj švinukas ir kabliukas, ten vieną guminuką, aukščiau kaip dropšotinį kitą guminuką. Ir taip, ieškodamas ešerių, kartais aišku gali pataikyti ir ant lydekos, tu tada jau tikrini ir dugną, ir keletą centimetrų nuo dugno. Tai tu tikrini dvi zonas ir jeigu ešeriai kimba palei dugną, ims ant apatinio, jeigu ešeriai kimba virš dugno, tai kims ant viršutinio. Vien kol dabar esu čia atvažiavęs, jau virš geros valandos, atsirado naujas žvejys ten vienoje vietoje, kur aš prieš tai mėčiau. Tada atsirado ten vienas žvejys sėdi ir štai kitoje pusėje matot dar vienas žvejys irgi atsisėdo. Čia per valandą laiko. Tai reiškia, tvenkiny tikrai čia yra žuvies, tik tais kaip ją pagauti. Nežinau, ar mums ją pavyks šiandien pagauti ar ne, bet vėl dropshotinsiu ir aš pamėginsiu jums duoti tipsų, kaip galima greičiau, kokybiškiau nusifilmuoti epizodą. Nepaslaptis, kad mano kūryba, aš esu fokusą dėjęs daug didesnį fokusą į video kūrimą, negu į pačią veiklą, kurią užsiimu. Aš pirmiausia galvoju, kaip geriau parodyti tą veiklą. Galbūt dėl to dažniau važiuoju į tą pačią vietą, kur greičiau užkimba žuvis, nes norisi ir rezultatą parodyti. Bet kartais būna ir vat, aš turėčiau čia pasėdėti turbūt kokias 3 valandas vienoje vietoje ir tada tikrai pagaučiau žuvies. Bet būna kartais aš turiu tik valandą ir galvoju, kaip man per valandą ir pažvejoti, ir pagauti žuvies ir dar padaryti gerą epizodą. Tai pirmas tipsas yra, jeigu naudojat kamerą, tai pasistengti kuo daugiau kampų. Jeigu turite 2-3 kameras, jūs apsikrausit, jūs nepadarysit to video greitai, nes jums jau reikės medžiagos iš visų 3 kampų. Aš stengiuosi minimizinti savo kampus tik su viena kamera, kartais ją laikau rankoje kaip dabar, kartais ją padedu. Tai kaip jie atrodo, žiūrėkit, aš jūs dabar nufotkinsiu ir įmėsiu ant ekrano. Čia švietimas geresnis, va, čia labai gerai atrodo. Mano setupas atrodo taip. Tai tas laikiklis, jis gali greitai pasidaryti kaip mažas trikojis, fotkelė. Ir viskas. Tai reiškia, kad aš jį galiu nešioti labai greitai ir skirtingais. Tai tarkim, žiūrėkit, aš dabar jums viską ir parodysiu. Tarkim, pasidėjau šitą kampą, gerai, žinau kur kamera, turiu mikrofą, žinau, kad garsą jisai gaudo nuo atstumo, mane reikia rėkti, aš galiu kalbėti normaliu balsu stovėdamas arti, toli, nesvarbu, garsas bus vienodas. Padarom keletą dropshotinių metimų čia. Tai štai, darau vieną metimą, bandau sulaukti kibimo, nieko. Neįsivaizduoju, koks čia gilis. Čia kaip ir užtvankėlė mini, tai jo gali būti. Va, vis dar skęsta. Lauksiu, kol nuskęs iki dugno. Nu ir va dabar įdomu. Čia žolės užsikabino. Tai va, aš čia padariau 3-4 metimus šiuo kampu. Ir aš galiu toj pačioj vietoj, noriu vėl pažvejoti. Aš galiu, bet ką aš daryčiau? Aš dabar jums rodau pranešimą. Bet šiaip aš šitą dalį nukerpu. Bet kadangi dabar jums rodau, aš toliau padarysiu 4 metimus šituo kampu. Tai leidžia video atrodyti patraukliai, nes keičiasi kampas, žmogaus akiai tampa nebenuobodu žiūrėti iš vieno kampo. Žiūrėkit, mato dabar vidury, dar ratilai yra. Iš pradžių galvojau, kažkas pinigą metė, bet čia niekas nežvejoja aplinkui. Kai tėškėsi gan nemaža žuvis. O, ir ten dar viena ką tik. Nu gerai, bandau vėl į kitą pusę. Štai, 2 metimai iš to kampo, pernešu vėl. Štai, pasidedu tokį kampą. Ir vienas dar labai svarbių dalykų, ką aš darau, filmuodamas video, aš jau montuoju galvoje. Aš žinau, kaip atrodys galutinis kadras, žinau, ką pasakiau, ką planuoju dar pasakyti ir aš viską jau montuoju galvoje. Netgi vizualiai žinau, kiek laiko maždaug bus video galutinis. Tai šioje vietoje mes turėtume būti ties maždaug 5 minute. Galit pažiūrėti, atspėjau ar ne, žinodamas, kiek medžiagos turiu. Bet čia jau yra automatika galvoje. Čia toks staigus blokas yra. Ui, čia gylio tipo yra tiek. Kaip ir priklauso užtvankoms, toks eina blokas. Ir man įdomu, štai, prie jo gali būti žuvies. Pabandžiau, nieko. Ne, čia jau dugnas, tai greičiau paviniuoti, kad vėl neužsikabinčiau kur nors kaip su ta blizgutė vakar. Matot, aš sakau vakar, nors man tai įvyko prieš gerą pusvalandį, bet aš žinau, kad čia jau bus kitos dienos epizodas. Aš tiesiog jau ir kalbu kaip kitą dieną, nes viską dėlioju galvoje. Tai aš manau, kad reikia pasirinkti, kas yra jūsų prioritetas. Kokybiškas video ir jūs norite džiuginti žiūrovą, ar jūs norite kurti žvejybos video dėl savęs ir pasipuikuoti laimikių prieš žiūrovus ir parodyti, va, žiūrėk, kokią aš pagavau. Nes mano, žiūrėk, kokią aš pagavau, nėra
visiškai. Aš galiu nieko nepagauti, aš noriu sukurti kokybišką video ir džiuginti žiūrovą kokybiškai padarytų video, sumontuotų kažkokią informaciją, o jeigu pagaunu žuvį, tai žinau, kad tai yra bonusas ir galiu parodyti žiūrovui, kokią aš pagavau žuvį. Tai nėra puikavimuose, taip, yra džiaugsmas, ypač kai rekordus pagerinė, bet pirmenybę aš teikiu žiūrovui, o ne žvejybai. Tai sakyčiau taip, pas mane, tarkim, jeigu kalbant tik apie žvejybos video, bet lygiai taip pat bus ir visiems kitiems video, nebūtinai žvejybos. Tai mano pirmenybė yra žiūrovas, antras dalykas yra video kokybė, trečias dalykas veikla, kurią užsiimu. Jeigu taip įvardinti eiliškumą, tai reiškia žvejyba, važiavimas į apleistą vietą ir taip ir toliau. Tai mano eina į trečią vietą, nes aš pirmiausia galvoju, kaip tai padaryti įdomiai žiūrovui, kaip tai kokybiškai sumontuoti, kad žiūrovui perteikti tą pojūtį, kai ten nuvažiuoja ir taip toliau. Tai va tokie dalykai. Reikia atsisijuoti turbūt pačiam savo, jeigu nori gyventi iš video, tai tu turi teikti pirmenybę video, o ne hobį. Gerai čia pasakiau, blema, pats nesupratau kaip. Bandau dar į šitą pusę, pakeisiu masalą. Tai štai vėl, matot, aš niekur toli nenuėjau. Ta pati vieta, vis kitas kampas. Ir dabar dar pasikeisiu masaliuką. Tai viršutinį žalią masaliuką pakeičiau į purpurinį. Ir aš visada pasitikrinu, ar įrašinėja ar ne. Nes yra buvę, kai nepaspaudži ir žiūri kalbėjai į kamerą ir tada prašvaistai gerą 10 minučių. Turi kartoti vėl viską iš naujo. Nu, ešeriokai, man reikia tavęs. Ačiū už žolę. Taip, ir būtent ją užkabinau su viršutiniu. Nemeluosiu, šita tandemo žvejyba man tikrai patinka. Ne visada jinai sėkminga, kaip matot, bet man ji patinka. Kažkodėl turiu nuojautos, kad man čia gali pasisekti vis dėlto pagauti. Vėl galvoju, kad šitoje pusėje yra didesnė tikimybė, kad bus žuvies. Tai va, vėl ta pati vietelė. Trečias kampas, prakaitas muša ir mane prakaitas muša ne dėl to, kad yra karšta, o dėl to, kad man yra dar temperatūra garantuoju sukilus, bet kartais papušini save ir aš žinau, kodėl aš pušinu ir bandau 2 video padaryti per vieną dieną. Turiu baimės, jeigu atkrisiu, bent vienai dienai reikės lovai pagulėti, tai per išgėręs karštų arbatų, manau tikrai drąsiai galėsiu susimontuoti antrąjį video, tai šitokiu apsidraudimui savo darau, bet aš nenustepčiau, kad čia gali būti ir kokių karpių, kad yra ir taip toliau. Nu, Vilniečiai, kas žiūrit mano video, kur čia šoko? Ai, čia, galvau šoko ten, kur užmečiau, galvoju, negi bus kibimas. Čia ir su avižadrebiu visai geras priėjimas būtų pabandyti. Va čia yra kažkas kieto. Viskas, praradau. Ir praradau per mazgą. Jo, praradau per mazgą, kurį turbūt surišau prastą, nes nemoku šito mazgo rišti, tai yra pinta valą surišti su fluorokarbonu. Nepavyko. Ir pavyzdžiui, aš manau, kad aš per šitos 2 video, per vakarykštį ir šiandienos, kad ir nepagavau žuvies, bet labai viliuosi, kaip ir sakiau, man žiūrovas yra pirmiausia, svarbiausia. Tai tikiuosi bent daliai žiūrovų, kurie galvoja kurti video, nori kurti video, pasakiau kažkokių įdomių dalykų, ko jie galbūt nebuvo pagalvoję ir tipo, dabar šiek tiek aiškiau, aišku, Kasimas turėjo omeny ir taip toliau, kaip galima iš to uždirbti, ką daryti, kokius dalykus fokusuotis. Tai ačiū, kad žiūrit, susitiksim rytoj. Koks rytoj video bus, nežinau. Varau namo, kalti karštos arbatos. Iki.